Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Meilės dovanos. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Evangelija pagal Morkų 14 skyriaus 8 eilutė. Simonas iš Betanijos buvo laikomas Jėzaus mokiniu. Jis buvo vienas iš nedaugelio fariziejų, kurie atvirai prisijungė prie Kristaus sekėjų. Jis pripažino Jėzų kaip mokytoją ir vylėsi, kad jis gali būti Mesijas, bet nepriėmė jo kaip išgelbėtojo. Jo charakteris ir gyvenimo principai nepakito. Simono Jėzus išgydė nuo raupsų ir tai jį pritraukė prie Jėzaus. Jis troško parodyti savo dėkingumą ir Kristui paskutinį kartą apsilankius Betanijoje, Simonas iškėlė puotą jam ir jo mokiniams. Prie stalo šalia išgelbėtojo vienoje pusėje sėdėjo Simonas, kitoje Lozorius. Morta patarnavo, o Marija gaudė kiekvieną Jėzaus žodį. Jos širdis buvo kupina dėkingumo. Gailestingasis Jėzus atleido jai visas nuodėmes, prikėlė iš kapo jos mylimą brolį. Ji buvo girdėjusi Jėzų kalbant apie artėjančią savo mirtį, todėl norėjo parodyti pagarbą jam. Paaukojusi daug savo pinigų, ji buvo nusipirkusi alebastro indelį brangaus gryno nardo tepalo, jo kūnui patepti. Bet dabar daug kas skelbė, kad jį rengiamasi vainikuoti karaliumi. Jos liūdesys virto džiaugsmu ir ji troško pirmoji pašlovinti savo viešpatį. Pradaužusi tepalo indelį, ji išpylė jo turinį Jėzui ant galvos ir kojų. Po to klūpėdama ir laistydama jo kojas ašaromis, ji nušluostė jas savo ilgais vešliais plaukais. Judas į tai žiūrėjo labai nepatenkintas. Jis paklausė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų neatiduota vargšams. Aplink stalą apskriejo murmėjimas, kam toks eikvojimas. Marija išgirdo kritiko žodžius. Ji jau norėjo pasitraukti, bet pasigirdo viešpaties balsas. Palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate? Pakėlęs balsą, kad nustelbtų priekaištaujančiųjų murmėjimą, jis pasakė, ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visada turite šalia savęs ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Evangelija pagal Morkų 14 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.